Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Garbė Jėzų Kristų, šiandieną vasario 29 diena. Tai reta diena, kas 4 metai, ir iš tiesų mes esame tikrai palaiminti ir galime pasveikinti tuos ypatingus žmonės, kurie šiandien švenčiate savo ateimą į pasaulį, savo gimtadienį. Iš tiesų tokių žmonių netiek jau ir daug. Žinau iš istorijos, kad vasario 29 dieną, aišku, čia kai jau įvedė Grigaliaus kalendorių, visa vakarų Europa, katalikiškoji Europa, primenu, sudėliojo savo kalendorių ir atsirado vasario tą 29 diena. Protestantai šiek tiek vėliau priėmė tą kalendorių, o mes žinome, kad Rusija tą kalendorių priėmė iš karto po taip vadinamos spalio revoliucijos. Ir būtent komunistai, Rusijos komunistai įvedė Grigaliaus kalendorių į pravoslaviškąją buvusios Rusijos imperijos teritoriją. Taigi, netgi tokį, atsiprašau, kad taip šneku, prisimenu tokį juoką prancūzų laikais, Napoleono laikais. Man atrodo, lygiai ir Napoleonas yra gimęs vasario 29 dieną, reikėtų pasitikslinti. Bet sakydavo kauniečiai, jeigu jūs girdite, kad Aleksoto tiltas ilgiausias pasaulyje tiltas, nes tu išeidavai reiškia, Aleksote stovėjo rusų kariuomenė carinės, o senamiesty jau buvo prancūzai. Ir va tas tiltas, sako, tu išeini iš Aleksoto, tarkim, kovo 1 dieną, ateini į Kauno senamiestį kovo 14 dieną. Tai va toks, reiškia, kalendorių skirtumas. Ir tai gimsta įvairius dalykai. Tarp kitko, vasario 29 dieną gimė ir vienas žymiausių Lietuvos istorijos veikėjų, tai ambasadorius Juozas Urbšys, kuris kalėjo Vladimiro kalėjime, ir būtent jis yra gimęs tą dieną, dar italų kompozitorius Rossini. Tai va. O šios dienos evangelija, tai pagal Luką 16 skyrius, ir Jėzus duoda tokį palyginimą. Gyveno kartą, Jėzus pasakė tai fariziejams, gyveno kartą vienas turtuolis, jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaikingai puotaudavo, o prie jo rūmo vartų gulėjo votimis aptekęs Elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai Elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: Tėve Abraomai, pasigailėk manęs. Atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė: Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmė į savo gerybės, o Lozorius tik nelaimės, todėl jis sulaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius, tegul juos įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Onas atsakė: Ne, tėve Abraomai,
Bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas iš numirusių prisikeltų. Taigi tokia evangelija, visi mes prisimenam tą pasakymą Jėzaus ir keletą tokių momentų. Abraomas ir Lozorius buvo vienas šalia kito. Tas ne Abraomas, turtuolis ir Lozorius. Ir labai aiškiai pasakyta, kad Jėzus nieko nesako apie tą turtuolį, ar jis kažką nužudė, ar vogė, ar buvo sukčius. Jis paprasčiausiai buvo palaimintas turtingumu. Jis buvo tikrai palaimintas turtais ir žemiškomis gerybėmis. O Lozorius, žaizdotas, vargšas, jis maitinosi trupiniais, nukritusiais nuo turtuolio stalo. Reiškia, jie buvo šalia vienas kito. Ir kada pasibaigė šitas gyvenimas, mes matome, iš tiesų man kažkaip ir gaila netgi to turtuolio. Jis juk nieko blogo nepadarė. Jis netgi tose kančiose labai pergyveno dėl savo 5 brolių ir sako, jeigu kas prisikeltų iš numirusių ir paskelbtų, kad yra ta kančios vieta, tai galbūt jie atsiverstų, atsigręžtų. O į ką atsigręžti? Tu gyveni savo palaiminimuose. Kartais pajuokausiu, daugelis žmonių, ypatingai Žemaitijoje, vyrai eina iš pažinties ir jie sako, niek nenužudžiau, niek nepavogiau, daugel nuodėmių neprisimenu. Nu tai va, ir tas nenužudė ir nieko nepavogė. Bet ar tu turėjai jautrumą, ar tu turėjai širdį, turtuolį? Ir ar tie turtai išgelbės tave amžinajam gyvenimui? Ar tu, kaip Jėzus sako, nešvaraus pinigų pagalba gali pasidaryti savo draugų? Taigi kviečiu ir jūs pagalvoti, galbūt ta 20 diena yra pridėta kalendoriui, kad kaip šansas mums kažką šiandien padaryti gero, su kažko pasidalinti, pažvelgti į tą, kuris galbūt smirda, kuris yra atstumtasis, galbūt šiandien, nors vieną dieną metuose, ar vieną dieną per 4 metus, jeigu mes pažvelgsime į vargšą mažutėlį, galbūt tai bus mūsų išgelbėjimo diena. Palaiminti būkite jūs, darydami gerą. Brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Gavėnios kelionė.